7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Kokiom nuotaikom į tą rinktinę važiuoja? Koks nusiteikimas šiandien? Nuotaikos geros, tikrai laukiau stovyklos. Kaip pasakyti, gal kažkiek neįprasta, kad langas taip vidury vasaros, bet vis tiek smagu. Gera kompanija susirinkus, tikrai ant popieriaus rodom gerai ir žiūrėsim. To laiko nėra daug, tai turim tikslas vienas, laimėti tas 2 pergalės ir viskas. Esi vienas iš tų, kuriam sezonas baigėsi gana vėlai. Pavyko pailsėti ir apskritai kokia šiuo metu sportinė forma, kaip vertinti? Jo, viskas kaip ir gerai. Baigiau prieš 2 savaitės realiai, tai kažkiek pavyko pailsėti, kažkiek minimaliai pasportuoti, kažkokias traumų prevencijas. Tai tikrai to laiko užteko, to labiau vėlgi ta vasara nebus dabar ilga, 2 savaitės, tai tikrai užteko. Kaip tas pirmasis sezonas Eurolygoje, pirmasis sezonas Ispanijos čempionate, kokius įspūdžius prasivežė? Viskas gerai, tikrai galbūt kažkiek neįprasta, nes važiavau sezono vidury, tai realiai nuskridau iš karto į rungtynės, paskui rungtynės po rungtynių, tai nežinau, per 2 mėnesius žaidžiau turbūt daugiau varžybų negu treniruočių turėjau, tai kažkiek buvo keista, bet paskui įsivažiavau, tai viskas kaip ir gerai. Komandos vadovas sako, kad Radzevičių paleis, oficialių pranešimų nėra, ar jau susikrovęs esi lagaminus ir yra mintis nebegrįžti, kokia dabar situacija? Tai lagaminai jau Lietuvoje, tai nežinau, bet laukiam dar oficialių žinių, kada bus oficialios žinios, tada bus galutinai aišku. Kokį galbūt pats dėliojęs tą ateities planą, ar turi kažkokius prioritetus susidėliojęs, kaip gali atrodyti kitą sezono komanda? Ar yra taikinys Eurolyga, ar žemini tos lūkesčius? Nežinau, dar viskas taip šviežiai, tai tikrai negalvoju, agentai dirba savo darbą, tai žiūrėsim. Čia sakau, reikia sulaukti oficialių pranešimų, tada žiūrėtis, o dabar visos mintis ties rinktinė. Kiek žinučių sulaukia iš Rytas ir gali prašymų grįžti į Vilnių? Nežinau, tų žinučių visada yra, kažkiek vis tiek daug laiko ten praleidau, tai su fanais kažkiek pabendraujam, tai natūralu, tas ryšys visada išlieka, bet nebuvo, kad ten užplūstų kažkas ar panašiai. Kaip buvęs Ryto kapitonas, kaip reagavai į Ryto sezono pabaigą, sprendimas skirtis su Giedriumi Žikvėnu? Kažkiek aišku nustebino, bet vis tiek toks tas krepšinis, čia yra ta turbūt nesmagioji krepšinio dalis, kad vis tiek kažkada viskam ateina galas, bet vis tiek Giedrius, manau, darė puikų darbą, 6 sezonai Ryte, turbūt rekordas, sakyčiau, nežinau, sakyčiau rekordas, tai tikrai darė gerą darbą, laimėjo titulų ir tikrai labai daug prisidėjo prie Ryto vardo. O tuomet, kai buvęs Juventus žaidėjas, kaip reagavai Utenos su tą pasiekį? Jo, tikrai tas sezonas galbūt nesiklostė jam gerai, bet vėlgi, kaip žaidė play-offuose, tai tikrai pasigavo ant bangos tą Rytą, paskui Neptūną, tai tikrai atrodo kaip iš turbūt vieno iš prasčiausių sezono gali taip finišuoti, tai tikrai sveikinimai jiems ir jie to nusipelno. Jei kitas Radzevičius būtų Ryto vadovas, ką jums tai treneris? Oi, gerai, kad aš nesu Ryto vadovas, tai mažiau galvos skausmo, tai nežinau, bet aš manau, ten dirba protingi žmonės ir jie tikrai pasirinks kas ir kaip. Pats iš tų protingų žmonių jau sulaukia skambučių? Sakau, reikia sulaukti oficialių žinių ir tada žiūrėsim, dar tikrai, kaip pasakyti, pats negalvojau apie tai, nežinau, agentai gal kažką dirba, bet aš sakau, mano mintis rinktinė ir žiūrėsim, kaip ateitis susiklostys. Grįžtant dar prie Baskonijos, buvo čia daug kalbų, ar pritapsi prie to Eurolygos lygio, kaip pats žiūri šitą situaciją, ar pavyko iš karto priprasti, kas galbūt nustebino prie to lygio prisijungus? Nežinau, lygis aišku, tai yra aukščiausias lygis Europoje, tai natūralu, daug individualiai stiprių žaidėjų, vėlgi daug rungtynių, daug visko, tai nepasakyčiau, kad kažkas labai nustebino, tiesiog gal pasakysiu, kad galbūt išpildytojai aukštesnio lygio ir tiek, tas tempas didesnis, fiziškumas didesnis, tai tokie dalykai. Ar yra rinktiniai žaidėjai, su kuriais nekantrauji labiausiai pasimatyti, pagal tokių, su kuriais labiausiai pasitikrinti treniruotės? Nežinau, iš tikrųjų daug žaidėjų turbūt su visais turbūt esu žaidęs, išskyrus jaunimą iš NBA, tai vat įdomu su jais bus pasimatyti ir pasižiūrėti, bet nežinau, aišku, yra daug žaidėjų, kur ir klubuose praleidom kažkiek laiko, tai norisi su jais pasimatyti, pakalbėti kaip kas, tai tiek. Galbūt, kad teks treniruotėse pasivaržyti ir su Matu Buzeliu, nes jis vis tiek NBA 3 žaidžia, tu irgi 3, ir laukia šitos akistatos.
Kažkiek laukiu vis tiek įdomu kaip jis ten, kaip jis juda, kaip viskas, tai kažkiek gyvai neteko jo žaidimo daug stebėti, nebent iš highlightų, tai pažiūrėsim, tikrai duomenys puikiai žaidžia, tai tikrai norisi pasižiūrėti. Dėkui.